Sveiki, čia mes Piliona kalba. Ir mes šio reportažo pranešėjai Adrija ir Karolis. Adrija, ar tu žinai, kad praėjus penktadienį vyko renginys Atverkime širdis, kuriame dalyvavo mokinių tarybos mokiniai ir mokytoja Alvija? Taip, žinau ir žinau, kad jie puikiai praleido laiką, daug ką pamatė ir išgirdo. Taip pat gavo padėką ir buvo apdovanoti žaidimu. Sekmadienį mūsų komandos nariai Karolis ir Dominikas dalyvavo Žalgirio arenoje vykusiame karavano žaidime. Karoli, kaip pats jautėsi būdamas arenoje? Oi, buvo tikrai nuostabi patirtis, jaučiausi netikrovėje, kaip su virtualios realybės akiniais. O kaip jautės Dominikas? Kadangi kaip laimėtojas, tai labai džiaugiamės už jį, pats labai laimingas buvo ir iš kitų pusės buvo smagu, kad sveikino, o ne peikė. 12 klasės mokinė Augustė Beniušytė ir 11 klasės mokinys Lukas Mikelaitis dalyvavo konkurse Kalbos melodija ir Augustė Beniušytė gavo 1 laipsnio diplomą. Štai interviu su Augustė. Esu Jonas ir šiandien apklausiu Luką ir Augustę. Kiek girdėjau, vakar dalyvavote Kalbos melodiją konkurse ir užėmėte 1 vietą. Taip. Kaip jums ten sekėsi ir kokios buvo nuotaikos jūs? Aš manau, kad aš savo ir Luko vardu galiu pasakyti, kad nuotaikos šiaip buvo geros, atmosfera buvo labai faina. Aišku, konkursas buvo sudėtingas, bent jau solistų kategorijoje skambėjo išties labai daug gražių balsų, bet džiaugiuosi, kad patekau tarp laureatų. Koks konkursas buvo pats įdomiausias tau? Na, pats įdomiausias konkursas buvo, kuris šis vyko. Tai šiam konkurse žmonių labai sulaukiau daug pozityvo, pralinksminau net teisėjus su savo daina. Aišku, daugiausiai dainų stilių, kiek išgirdau, buvo prancūziškos dainos, bet kaip daug žmonių išgirdė vokišką dainą ir mano gilų balsą, jie labai nudžiugo, jam buvo tiesiog vau išgirsti mano balsą ir jo, ir tiesiog, ir aišku, pralinksminau ir teisėjų nuotaikas ir jo. Ačiū. O koks tau buvo pats įdomiausias konkursas, kuriame esi dalyvavus? Pats įdomiausias konkursas, kuriam aš esu dalyvavus. Čia geras klausimas. Mokyklos, kad mokyklai atstovavau, ne? Tai turbūt ne konkursas, o festivalis Jaunas vėjas, kuriame aš dalyvavau praeitais metais Neveronių gimnazijoje, tai man tas renginys buvo pats mieliausias ir pats fainiausias iš visų. O kokia tavo pati mylimiausia daina? Kokia mano pati mylimiausia daina? Deja, nemanau, kad aš tokią turiu, bet daina, kurią aš atlikau šiame konkurse, apie kurį mes ir kalbam, tai buvo I Can't Make You Love Me. Tai man šitą turbūt patiko labiausiai. Kokia tavo pati mylimiausia daina? Na, mano mylimiausia daina, aišku, iš Rammsteino Du riechst so gut, bet aš iš tikro dainavau Ich will, nes Ich will man buvo pati pirmiausia daina, kurią aš išmokau ir aišku, publikai patiko ta daina, bet nuo pirmiausios dainos Du riechst so gut aš jas nesimokiau, nes jinai buvo tiesiog man per sunki išmokti nuo pradžių. Ačiū. Taip pat norime pasveikinti su praėjusią sekretorių diena mūsų mylimą sekretorę Zitą. Tikimės, kad ilgai čia dar dirbsite ir ačiū už jūsų darbą. Šiandien viskas? Ir susitiksime kitos savaitės žiniose. Pirmas dublis. Iš tavo antro dublis. Pirma serija, antras dublis. Palauk, reikia, Klauselį. Gerai. Praėjusi argi nutipo? Praėjusi. Kiek man darbo bus? Sveiki, čia mes. Iš naujo.
Iš naujo. Gerai, ačiū. Žvaigždžių lyga. Jam visiškai žvaigždė. Reikia pasidaryti magiją, kad atrodyčiau plonesnė nei Karolis. Ačiū, vis ne. Aš pradedu, ne? Jo. Gerai. 12 klasės mokinė Augustė Beniušytė ir 11 klasės mokinys Augustas Mikelaitis. Augustas? Lukas. Lukas. Augustas sako. Aš tai nepajaučiau. Čia luminukai hitina. Ne, ta katino plauko. Šitas tikrai bus tas apetko. Ada doce. Iš naujo.